Sveiki, šiandieną pamokysiu Jūs pasidaryti mažą automatizaciją, kurios pagalba galėsite įrašę sumą pasiimti sumą žodžiais. Tai va, pradėkime. Pirmiausia, mums reikės veiksmo Launch New Chrome Window. Į jį įkeliame nuorodą, kuri bus reikalinga tam, kad galėtume atsidaryti svetainę. Mes norėsime maksimalizuoti ekraną, kada tai darysime. Paspaudžiame išsaugoti ir padarome mūsų pirmą išsaugojimą. Uždarome esamą svetainę ir paleidžiame robotą. Patikrinti, ar jisai atidarė mūsų norimą nuorodą. Robotas atidarė mūsų norimą nuorodą, tada mes pasiimsime kitą veiksmą Populate text field on the web page. Šioje vietoje pasirinksime esamą elementą, į kurį mes norėsime įrašyti tekstą. Tai spaudžiame Ctrl ir kairį pelės mygtuką, užtvirtiname elementą ir paduodame skaičių seką, kurią norėsime įrašyti. Uždarome langą ir paeksperimentuojame, ar tai veiks. Taip, mes matome, kad mūsų robotas gali įrašyti skaičių 1, 2, 3 ir gauti 123 eurų ir 0 centų. Tolimesnis mūsų veiksmas turėtų būti elemento išsitraukimas, kad tai ką išspausdinama išsikeltume ant ekrano. Pasiimsime Get Details of Element ir pasirinksime, kurį elementą mes norime pasirinkti nuo ekrano. Pasirenkame sumą, nurodome sumą ir parodome kintamąjį, kuris bus attribute value, išsaugome, pridedame display text, display message, prašome suma žodžiais yra, dvitaškis, įdedame savo kintamąjį, išsaugome, pakeičiame 1 sekundę, kad greičiau dirbtų robotas ir paleidžiame. Suvedame sumą, pasiimame reikšmę ant ekrano ir išspausdiname, kokią mes gavome sumą. Šiandienos pamoka yra tokia. Kitą dieną mokysimės, kaip galime paduoti Excelio failą, iš jo nuskaityti skirtingas sumas, jas paduoti į šią svetainę ir vėliau viską suvesti į galutinį Excel failą. Ačiū, iki.